Sveiki, esu Rūta Vaitkuvienė, pardavimo lyderė jau nuo 2002 metų. Ir pradžioje, aišku, aš užsiregistravau konsultantę ir jau metų gale mane pastebėjo mūsų tuo metu buvusi vadybininkė Jolanta Stolerova ir pakvietė mane į pardavimo lyderius. Aišku, aš ilgai nesutikau ir sakiau, ne, aš nenoriu, bet paskui kažkaip tai metų gale sutikau ir pradėjau tą kelionę jau 22 metus. Tai va, pirmas tas mano užsakymas buvo grinai savo. Prisipirkau šveitiklių, kaukių, kremukų, kvepaliukų. Žodžiu, didžiausią užsakymą pasidariau vien tik savo. Žinoma, daug kas paskui draugės pažįstamos ir visi pamatė, ką aš ten prisipirkau. Jau kitas užsakymas, aišku, buvo draugam, klientam. Ir taip ir prasidėjo mano užsakymai. Vis didėjo ir didėjo. Taip ir mano šita veikla tęsiasi ilgus metus. Tai va. Kas įsimintiniausias nuotykis, koksai buvo, tai tų nuotykių tai daug tikrai, bet pati pirmoji konferencija, pačios pirmos kelionės, pirmoji kelionė į Paryžių. Tų kelionių paskui buvo labai daug ir aišku dar kelionė į Kretą, į Graikiją labai patiko. Nu, žodžiu, labai daug įdomių ir gerų kelionių, konferencijų ir daug visokių veiklų buvo per tuos metus. Tai va, didžiausi skirtumai nuo 2002 metų iki šių metų, tai anksčiau būdavo užsakymai surinkinėjami, rašomi popieriniai variantai, siunčiami į Vilnių. Užsakymas užtrukdavo ir ilgiau, ir ilgesnis pristatymo laikas būdavo. Dabar viskas kompiuterizuota, visokie tiktokai, visokie feisbukai, socialiniai tinklai, žymiai paprasčiau. Aišku, anksčiau organizuodam labai daug tų gyvų tokių susitikimų. Dabar tai galima ir kompiuteriu pasidaryti tos susitikimus ir nuotoliniu būdu. Tai labiausiai šitoje veikloje man patinka laisvas grafikas. Kada noriu, iš kur noriu ir nebūtinai iš namų galiu važiuoti, kur tik noriu, dirbti iš bet kurios vietos. Va, tas tai yra labai svarbu. Paskui žmonės, kurie dar svarsto tapti konsultantu ar netapti, tai aš siūlyčiau net nedvejoti. Tai yra galimybė su nuolaida savo užsisakyti produktus, tikrai nuostabius produktus. Ir dar už tą užsakymą ir gauti dar ir dovanų. Nu tai super ir galima ir aišku ir užsidirbti, ir draugų susirasti, ir klientų. Vienu žodžiu, tikrai yra nuostabi veikla. Ką man reiškia žodis Avon? Tai 3 žodžiais sunku, aišku, apibūdinti, bet tai yra mano gyvenimo būdas, tobulėjimas, kelionės ir aišku daug taškis ir toliau. Tai va, šita proga tokia didelė gražia 25 metų jubiliejaus proga norėčiau palinkėti, kad Avon kompanija ir toliau klestėtų ir neužleistų niekam savo lyderių pozicijas pasaulyje. Ir būtų sėkmingai konkuruojanti su viso pasaulio lyderiam. Ir kad jai sektųsi taip ir toliau. Taip kad sėkmės, dirbam, važiuojam, dalyvaujam, džiaugiamės gyvenimu su Avon. Viso geriausio, sėkmės visiems.